komanda stipri, kurią mums pavyko susikurti su trenerė ir kitais žmonėmis, kurie visada būna šalia, kurie mane palaiko. Ir taip pat mano vidinė motyvacija. Mano tikslas, kurį aš matau priešai save ir link ko aš judu. Komandos atsidavimas ir vienybė tai galbūt vienos svarbiausios vertybės, savybės, kurią turi turėti kiekviena komanda, kuri eina link bendro tikslo. Tai pirmiausiai su savo pačiu mylimiausia deimantinė trenerė mes einam link to tikslo, mes žinom, kad kasdien dirbdami mes jį pasieksime, dėl to mes esame vieningos, abi užsispyrusios, abi kaip vienas kumštis. Trenerė iš didžiosios raidės, taip pat palaikymo komanda, kuri visada yra šalia manęs. Tai ir sporto organizacijos, kurios suteikia reikiamas finansinės lėšas, tai ir kineziterapeutas, ir masažuotojas, ir sporto psichologas, ir daug dar kitų žmonių, kurie, jeigu nereguliariai, jeigu nenuolat, tai karts nuo karto irgi prisideda, prieina, padeda ir būna tuo momentu, kai man jų reikia. Man asmeniškai būtų misija neįmanoma pasiekti aukštų rezultatų, kuriuos aš jau pasiekiau ir kurie dar laukia ateityje. Be savo trenerės, kuri būna visada šalia. Viskas, kas gali tilpti į žodį draugas, mama, treneris, tai visa tai ir telpa į Teresės Nekrošaitės vardą ir pavardę. Sakau, Oksana, tu gali. Tai jai pats didžiausias motyvacijos toks pliūpsnis būna, kad jinai patiki, tikrai jinai tokia patikima ir yra, patiki ir tikrai viską daro, nes treneri tiki, sakė, kad galiu. Tyrus natūralumas, kaip sakau, netiki kiti šalimais manęs, gal ir treneriai, gal ir sportininkai, kad čia atrodo, ar jinai neapsimeta, ar tikrai tokia. Suprantat, labai natūraliai. Visą laiką nustebina rezultatas. Kai atrodo, kad dar nepasiruošus lygtai tam rezultatui jinai, o jau ima ir padaro. Galėčiau palinkėti visiems tiems, kas abejoja savo jėgomis, išdrįsti bandyti. Visų pirma, reikia norėti. O jeigu tu nori, kokia dar gali būti motyvacija? Kai man sakydavo, kodėl motyvuokit mane, motyvuokit ten kažkuom, tai kokia gali būti motyvacija, jeigu tu nori? Jeigu tu nori, reikia dirbti. Vienintelis dalykas, atsikėliai ir eini dirbti.